Sveiki atvykę į 4 kibernetinio labirinto seriją. Šiandienos mūsų tema yra virusų anatomija. Tai šiandien bus su jumis vedėja Agnė Marija Bučytė ir kartu svečiuose turime Luką Apinį. Taigi iš tiesų aš šiek tiek mąsčiau, kad aš noriu pakeisti šios tinklalaidės formatą ir šįkart pakalbinti žmogų daugiau iš tos perspektyvos pradžioje apie jo asmeninius pomėgius, kad gautumėt jūs visi geriau pažinti šiek tiek iš kitos perspektyvos. Ir apskritai šį kartą labai smagu yra turėti žmogų iš kitos įmonės, nes tarpusavy mes jau nekartą juokavom, kad iš esmės mes turėjom žmonių iš Nord Security ir iš Vinted, kad galima visą tinklalaidę pervadinti į unicorn arba vienaragių podcastą. Tai pirmasis klausimas būtų, ar galėtumėt, Lukai, pirmiau šiek tiek apie save papasakoti, apie savo asmeninius pomėgius, kad šiek tiek geriau jūs pažinti. Sakyčiau, pomėgiai gal nėra standartiniai, gal stereotipus šiek tiek gal laužo. Sakyčiau, mėgstu automobilius, kažką ekstremaliau ir kažkas tokio būtų. Tai trumpai, jeigu pomėgius paminėti. Pavyzdys automobiliai, tai esu ir Nemuno Žiedę važiavęs, pats išsinuomavęs automobilių. Taip pat ir iš Amerikos buvau parsivežęs, net nebuvau, dabar yra dar vienas parvežtas automobilis, kuris yra tvarkomas, tai kita mieste tik tai tvarkomas. Tai kartais grįžtu į gimtinę ir reikia prisidėti prie darbo. Tai tokie, sakyčiau, pomėgiai, taip trumpai. Automobilį, tai reiškia, turime šitą bendrą, tai gal, jeigu bus kažkam įdomu, tai bus galima jums parašyti ir galbūt ir apie pačius automobilius pakalbinti, ne tik apie tai, ką šiandien kalbėsime ir jūsų profesiją. Tai kalbant apie profesiją, būtų labai įdomu dar išgirsti šiek tiek daugiau apie jūsų karjeros kelią, kaip sakant, nuo ko pradėjote, koks jis buvo ir ką dabar veikiate. Karjera buvo, sakyčiau, pati pradžia sudėtinga. Kodėl? Todėl, kad kai aš visada norėjau kibernetinio saugumo darbo susijęs su kibernetiniu saugumu. Tačiau tais laikais nebuvo nei studijų Lietuvoje, būtent specifiškai tam, nebuvo ir labai daug darbų pasirinkimo, arba jeigu buvo, tai pavyzdys didžiosios įmonės, korporacijos ir jie ieško su patirtimi. 2 metai prašo, 3 metų ir tas gaunasi užburtas ratas, kai nori darbo, reikia patirties, kaip gat patirti ir taip ir būna. Tai iš tikrųjų, kaip gavau patirtį, tai tikrai ne Lietuvoje iš pradžių gavau patirtį, o dalyvau visokiose projektuose, užsienio kitos turistinės kompanijos turėjo visokios atvirus projektus kaip Open Beta, taip pat Hack the Box ir kai kurie žino nemokamas projektas, kur gali daug kas mokintis, įsilaužinėti. Tai aš labiau pradėjau savo karjerą nuo red teamingo iš tos pusės, iš offensive security. Tai, o kaip tik gynybai dabar dirbu ir ta gynyba tai daug paprasčiau gaunasi, nes žinau, kaip programiščiai veikia, kaip aš darydavau ir taip pat freelancidavau seniau, tai man tai davė patirties. O kuom dabar tiksliai užsiemate? Daug kom. Mano darbas, šiaip sakyčiau, nėra monotonijos daug ir įvairovės daug. Pavyzdys, kaip dabar mes esame skaitau pranešimą kokį nors tai renginyje arba podcast'e. Būna tada jau jeigu darbais tikrai darbus įsie, tai įsilaužimų testavimas, darau tokius darbus ir taip pat kaip paslaugą teikiame ir įsilaužimų tyrimus. Reiškia, kažkas atsitiko kokiai tai įmoniai, įsilaužė, mes darom skaitmeninį tyrimą, digital forensics, kitaip sakant, ir kitis darbai. Mes taip pat, aš dirbu su verslo klientais, integruojam įvairius saugumo sprendimus ir duomenų apsaugos sprendimus, ne tik antivirusinės, kaip sakant, įvairius sudėtingai sprendimai ir bandom pagerinti, sakant, saugumą ir darbą. Labai įdomu tai, kad pradėjot nuo tokios, taip sakant, offensive, red teamo veiklos ir perėjot prie defensive veiklos, kitaip tariant, blue teamo. Tai turbūt gal kartais taip ir yra geriausia, nes tada lengviau iš esmės sėdint jau kitoj pusėje blue teamo pozicijoje, tada jau gaudyti ir, sakykime, atpažinti tam tikrus, red teamo vykdomus veiksmus. Tai šiandienos mūsų tema, visgi pasikartosiu, yra virusų anatomija. Vėlgi, virusai labai skambus žodis ir mes šiandien plačiau apie tai pašnekėsim, labiau ir gal šiek tiek į techninės detalės pasinersim, nes Lukas, kiek aš pati pasibėjau ir kiek visi sako, yra tikrai techniškas žmogus. Tai iš tiesų gal trumpai galėtume pradėti nuo termino, kas yra tie virusai. Virus tai yra daug rūšių, gal tai pradėkime. Ir jie turi skirtingas funkcijas. Pavyzdys yra tiesiog virusai, kurie būna plint internetu dažniausiai
ir, na, jų tikslas sutrikdyti tai darbą ar kažką tai atlikti. Bet yra įvairių tipų, yra šnipinėjimo virusai, kurios daugiau papasakosiu, nes ant bangos dabar labai jie yra. Yra virusai Trojos arkliai, Trojan Horse, kitaip sakant, kurie apsimeta gerą aplikaciją, o iš tikrųjų, na, kaip ir istorija taip pat ir minima, patenka ir daro kažką blogo mūsų sistemose. Na ir daugybė kitų virusų tipų, bet jie skirti, na, pakenkti. Galutinis variantas, rezultatas. Taip, o iš esmės, iš karto giliau šokant iš šitą temą, kokie dažniausiai virusai atsiduria pas mus kompiuteriuose ir kaip apskritai tai veikia, kaip jie, sakykime, atsiduria? Dažniausiai, jeigu apie įmonės kalbant, tai elektroniniu paštu. Pasaulinė statistika rodo, 80% atakų prasideda nuo žmogiškosios klaidos, o tai yra per paštą tiek. Ir, kitai sakant, phishingas angliškai. Ir tas pats Lietuvoje ir kaip ir pasaulyje mes matom įvairių virusų. Mes pastebėjom dabar pas klientus, nes mes taip pat ir prižiūrim klientų sistemas, teikiam paslaugas, kai jų infrastruktūrą prižiūrime. Matom, kad dabar jau atsirado ir lietuvių kalba laiškuose. Atrodo vėlokai, bet gal pasakysiu tiksliau, atsirado labai gerai išversta arba parašyta lietuvių kalba. Ko seniau nebuvo, būdavo su klaidom, dabar dirbtinis intelektas labai padeda rašyti laiškus. Na ir tada, atkeliauja laiškais, būna SMS žinutėmis, jeigu gyventojams. Na ir internete daug kur galima gauti tų virusų. Ir pavyzdys, naršant, netgi nekaltai naršant internete būna ant reklamos paspaudus, būna programišiai nuperka reklamų su reklamuoja tai kažkokį sprendimą, arba būna, pavyzdys, nelegali ofiso versija, paspaudžia, galvoja atsisinti tai aplikaciją ir panašiai. Bet dar kokių yra plitimų, tai socialinė inžinerija per socialinės platformas. Pavyzdys, būna per Discord kanalą, ten būna susirašinėjimai, kokios grupės ir kažkas pasiūlo išbandyti žaidimą kompiuterinį. Čia sako, mūsų kompanija nauja, atsiunčia puslapį ir puslapis labai gražiai būna sukurtas ir tu atsisinti ir dažniausiai plinta dabar populiarėja šnipinėjimo virusai. Jie labai daug gali pavogti. Atsidarius bet kokiu formatu, ar tai būtų programos versija ar dokumentų pagrindu tas virusas, jis gali pavogti iš visų naršyklių, išsaugoti visus slaptažodžius. Čia dabar praeitais metais ir šiais metais dominuoja šitie virusai, kurie viską pavogė. Kriptovaliutas, piniginės galbūt, kriptopiniginės, kurios yra naršyklėse ir visus naršyklės išsaugoti slaptažodžius. Tai nerekomenduočiau saugoti naršyklės slaptažodžių, nes viską pavogė ir naršymo istorija ir taip labai daug duomenų prarandama. Tada man kyla klausimas natūralus, ar yra kažkokia tendencija, sakykime, kaip dabar vyksta juodojo penktadienio išpardavimai. Tai ir iš esmės yra šansas, kad gali plačiau paplisti virusai būtent šiuo periodu, kaip kokias reklamos formatu ir panašiai. Oi, tikrai taip. Gal labiau ne reklamos forma, ir reklamos būna nuperkamas, tačiau būna suklastoti puslapiai, netikros elektroninės parduotuvės arba įsilaužimo elektroninės parduotuvės. Dažniausiai, jeigu naudoja kokį nors tai WordPress sistemą ir jos neatnaujina laiko, neprižiūri pakankamai, jie būna įsilaužimi ir daug tokių puslapių. Netgi Nacionalinis kibernetinio saugumo centras 1000 puslapių praneša, kad yra tiesiog užkrėsti. Netgi perkant, galvoja visi irgi mitas, kad aš čia lankausi saugiuose puslapėse, niekur daugiau nesilankau ir manęs neužkrės virusas. Tačiau mes matėm tikrų elektroninių parduotuvių, kur nueini įsidėti krepšelį prekę ir būna kitam žingsnyje suvesk banko duomenis. Taip, tu suvesi banko duomenis, nusipirksi tą prekę, tačiau kas bus, tai taip pačiu ir ten yra tas virusas įdėtas, kuris irgi surenka tos prisijungimus. Ir tu net nesužinosi, kad tavo banko duomenys buvo pavogti. Negi taip. O tai visgi kokiais dažniausiai tikslais yra naudojami tie virusai? Pagrinde tik tais, kad surinkti pinigus dažniausiai, ar panaudoti tuos žmonių asmeninius duomenis, bet tada kam jie reikalingi? Taip, dažniausiai finansiniais tikslais naudojami virusai yra ir arba šnipinėjimai. Išgauti informaciją, pavyzdžiui, šnipinėjimas ir valstybinės įstaigos bandoma bent jau. Kitos šalis turi netgi remiamas grupuotės hakerių. Mes irgi mūsų organizacija saugumo pasaulinė pagrindinė būstinė seka tas organizacijas, netgi
turi Kinija, Šiaurės Korėja, Indija savo remiamas grupuotės programišių, remia arba finansiškai juos, arba remia būtent neatskleidžia tapatybių, neišduoda suimti jų ir taip ir remia ir yra valstybė prieš valstybę, netgi taip kovoja. Netgi būna tokių atvejų. Supratau, jeigu mes einame per visą šitą viruso, sakykime, gyvenimo ciklą, tai iš esmės, sakykime, yra vartotojas, jisai, suveda savo mokėjimo duomenis, pasigauna virusą ir kaip tada jam iš tiesų atpažinti, kad ten yra pas jį virusas? Kai kurias atvejais net neįmanoma pastebėti, nes jų ir tikslas likti nepastebėtais. Pavyzdys, jeigu mes, kaip ir sakiau, elektroninį parduotuvę pirkom, jin buvo nesuklastota, tikras puslapis, žinom, ir suvedėm, tik pamatysim jau, kai nuskaitė kažkokius duomenis. Nebent turit kažkokią turistinę apsaugą, papildomą, negamyklinę, tai tada jau dažniausiai aptinka. Kitu atveju, jeigu kasa kriptovaliutą, jūsų kompiuterė tikrai galima pastebėti, jis labai sulėtėja. Ir atidarius programų sąrašą arba procesų sąrašą, kas veikia jūsų kompiuterį, galim pamatyti, kad labai daug naudoja kompiuterio resursų kažkokią tai galbūt nežinomą programą pastebėti. Tai tada jau rekomendacija atsisiųsti irgi kažkokią tai turistinę apsaugą, prasiskenuoti, yra daug nemokamų įrankių, tiesiog nemokamai pasitikrinti galim kompiuterį ir taip būtų trumpiau. Greičiausias ir paprasčiausias būdas paprastam vartotojui. Jeigu įmonė, tai kreiptis į skyrių. Nes irgi būna mitas, aš paspaudė nuorodą, nes mes darom irgi simulacijas, phishingo pavyzdys simulacija, ir kai gaunam tą ataskaitą, būna darbuotojai neprisipažįsta, sako, tu suvedei, nieko nežinau, ir čia labai bloga praktika yra bloga, ir geriau pasisakyti darbuotojai ir nenuslėpti, nes tada bus kiti apsaugoti. Jo. Tai jeigu žmogus, ar įmonės darbuotojas, ar tiesiog žmogus sužino, pastebi, kad, sakykime, kompiuterio veikla sulėtėjo, jis galiausiai pamato, kad tenais vyksta kažkokie papildomi veiksmai ir pradeda įtarti, kad yra virusas. Kokia tada turėtų būti tolimesnė veiksmų seka tokiu atveju? Jeigu įmonės darbuotojas, tai kreiptis į skyrių, jeigu jau dar yra labai pavojingi virusai, pamiršau paminėti, yra failų šifravimo virusai, kurie dabar netgi jau pirmą pavogė failus, jūsų dokumentus įvairius, tada juos užšifruoja ir prašo išpirkos susimokėti pinigų. Vieni populiariausių, pavojingiausių virusų. Jeigu matome, kad jūsų failai jau nyksta, tai kuo greičiau reiktų atjungti kompiuterį nuo interneto, kad neišplistų kitus kompiuterius, nes būna nuo kompiuterio taip keliauja per interneto tinklą. Tai pirmiausia, tada jau kritinis atvejis atjungti kompiuterį nuo interneto, tada kreiptis IT skyrių arba kažkokį tai kitą pagalbą, kas supranta IT, nes būna sunaikina įkalčius. Čia labai mums kaip tyrėjams, kaip aš kartais miniu CSI Miami's juostą, padarai juostą, kad niekas neįtų į tą nusikaltimo vietą, tai taip pat su kompiuteriais. Geriau nieko neliesti, netrinti, jeigu kažkas įvyksta, nes mums tyrėjams labai sudėtinga. Jeigu kažką, ištryniau, perkrovau kompiuterį, daug informacijos būna dingsta ir mums sudėtingiau atsekti, kas įvyko tada. Tai geriau nieko neliesti, atjungti nuo interneto, kreiptis į žmogų. O jeigu jau praradot savo finansinius duomenis, banko informaciją, tikrai žinot, kad jau atidavėt netikram puslapyje, tos duomenis suvedėt, ar kažkur kitur paspaudė per telefoninę nuorodą, tada pirmiausia rekomendacija į banką, kai kurie skambina į policiją, bet būna atveju, kiek klausiam nukentėjusių, kad su policija būna šiek tiek užtrunka, kol prasideda tyrimas ir čia labai greitai svarbus. Nes šių dienų statistika rodo, kad jau per 3 ketvirčius beveik 5 milijonai eurų išviliota ir tikrai nedidelis procentas sugrąžintų pinigų buvo Lietuvos gyventojams. Čia jau Lietuvoje šiai dienai yra tokie pinigai. Ir pirmiausia banką, tai dar bankas spėja kartais, jeigu laiku pastebima, spėja pamatyti ir spėja grąžinti. Arba, sustabdo, užblokuoja kortelę ir niekas dar toliau daugiau neišvilios iš jūsų pinigų. Tai tai būtų. Tada jau policija gali kreiptis ir kitur. Aš taip įsivaizduoju, kad dar, natūraliai vienas pirmųjų žingsnių turėtų būti, nekelt prie didelės panikos, bet irgi kuo greičiau reaguoti ir nebandyti naikinti tų įkalčių, kitaip tariant, pripažinti, kad, nepasisekė, padariau klaidą ir tada imtis nuosekliai sekančių veiksmų.
Bet jeigu, sakykime, kyla klausimas, jeigu vat, iš konkretaus pašto arba per Discordo kanalą kažkoks konkretus vartotojas pasidalino tą nuorodą, ar galima tada tą vartotoją kaip nors ar priduoti ar policijai, ar kažkam, ar tada tą elektroninį pašto adresą perduoti kokiai įstaigai kaip Nacionalinis kibernetinio saugumo centras ar kažką tokio galima, reikėtų daryti? Taip, ir rekomenduojama, nes jūs apsaugosite ir savo giminaičius ir panašiai ir kitus. Pavyzdys, geriausia kreiptis ne tada tokiu atveju, jeigu pamatot puslapį nulaužtą, tai kažkokią tai ir parduotuvę, ar matot SMS gavot žinutę suklastotą. Geriausia kreiptis į NKSC, yra tokia vieša forma arba paštas nurodytas. Ir NKSC taip pat dabar jau Lietuvoje su ryšių reguliavimo tarnyba ir kitais operatoriais bendradarbiauja ir jau stengiasi užblokuoti. Tikrai pastebėjom blokavimų skaičių padidėjus ir pavyzdys, jeigu naudojat Lietuvos interneto tiekėjo internetą, tai tie puslapiai blokuojami paties NKSC netgi ir netidaro jų. Jo, tai iš tiesų labai geras pavyzdys, nes nors mes būnam nukentėję, bet mes galim potencialiai kitus apsaugoti nuo tokio paties scenarijaus. Dar iš tiesų labai įdomu sužinoti, jums realiai, kaip aš įsivaizduoju, darbe tenka vis tiek susidurti su pačiais virusais ir galbūt daugiau pasinerti jų analizę ir galbūt daryti kažką panašaus kaip reverse engineering, tokį kaip manevrą, tai jeigu tenka susidurti, tai būtų įdomiau išgirsti šiek tiek daugiau detalių apie tai, kaip tenka analizuoti tos virusus. Taip, tai yra pavyzdys, gal kiek tų virusų netgi per dieną aptinka. Pavyzdys, nežinau, ar galiu minėti pavadinimą kompanijos, kur dirbu, bet sakykime, mūsų saugumo kompanija, kur dirbu, turistinės kompanija, aptinka per pasaulį, per visus savo klientus, 100 milijonų, 300 000 per dieną unikalių virusų. Aptinka, taip. Tai yra tikrai labai didelis kiekis ir metam bėgant paprastėjo jų kūrimas tų virusų. Tai yra, kai kurie hakerių grupuotės paviešina netgi programinį kodą internete ir gali bet kas kurti visokias virusų atmainas. Ir kaip tyrinėjama, tai specializuotais įrankiais. Jeigu statinis patikrinimas, statinė analizė, kitaip sakant, kai virusų nepaleidžiam, tiesiog tikrinam, bandom pamatyti kodą, yra mokami ir nemokami įrankiai. Mokamas įrankis, tai galbūt jau daugelis žino, internete rado IDA Pro vadinasi, arba yra nemokamas įrankis Hydra, vadinasi taip. Tik tas nemokamas įrankis labai reikalauja daug kompiuterio resursų, nemokamas. Yra, aišku, daugiau įrankių nemokamų, tai visokie puslapiai kaip VirusTotal, galima ten įkelti, dabar ten rodo daugiau informacijos, jeigu paskyrą turit susikūrę, kaip tas virusas susideda, aišku. Daug tie įrankiai neparodys jums, jeigu virusas yra, sakykime, užšifruotas arba bandom nuslėpti tikrą jo kodą. Programiečiai nori irgi mums apsunkinti gyvenimą ir sustabdyti kuo ilgiau mus, tyrėjus. Tai jie užšifruoja kodą, taip, jeigu paprastai tariant, ir tada mums apsunkina darbą. Tai tam tada reikia daryti dinaminę patikrinimą, analizę, tai reikia jį paleisti. Aišku, reiktų paleisti ne savo kompiuterį, o virtualiai sistemai dažniausiai būna naudojamas VirtualBox arba VMware sprendimai ir ten pasileidžiam ir žiūrim, ką veikia. Žinoma, yra daugybė nemokamų open source įrankių, kur galima tyrinėti kiekvieną žingsnį, ką jis padarė, modifikavo ar pavogė kažkokius duomenis ir viską galim tikrai tada atsekti. Dar kyla klausimas, bet dažniausiai taikiniai vis tiek būna kompiuteriai, o kaip dėl telefonų ar dar kokių nors įrenginių? Taikinys gali būti bet kas, gali būti tiesiog jūs žmogus, teleinžinierija, paskambina ir bando įtikinti, kad jūs laimėjot loteriją ar dar kažkur, ir princas koks nors iš Afrikos. Ir dabar dar sudėtingi laikai, kai dirbtinis intelektas galima klonuoti ir balsą, ir kol kas lietuvių kalba dar nėra pilnai, būna toks robotiškas balsas arba netitinka vis tiek. Geriausiai angliškai tą balsą imituoja. Bet kas, netgi automobiliai šiais laikais gali būti taikinys. Ir jo, bet vis tiek, tai yra susijęs su elektronika, elektronikos prietaisai, išmanieji įrenginiai, dulkių siurblys, šaldytuvas. Buvo netgi atvejis, kai užsienyje į banką buvo įsilaužta per išmanų termostatą. Taip. Tai bet kas gali būti, kas turi išmanusis įrenginys, kas yra, tai telefonas, kompiuteris ar kiti išmaniai įrenginiai gali būti taikinys. Kai užsiminėte apie termostatą, iš tiesų priminė, kai viename darbe buvo klientas, kur iš tiesų
rašė, kad jisai turi tokį kaip, pavadinkim, smart virdulį ir jis norėjo ant to smart virdulio įsirašyti virtualų privatų tinklą. Nu, tai vat, atsiranda žmonių, kurie arba vat, nori apsaugoti, arba vat, nu, vat, tokiais būdais apeiti sistemą, pavadinkim. Tai dar sekantis klausimas tada būtų, ar galėtumėte visgi pasidalinti kokiu nors atveju, ypač sudėtingos bylos, kurie dirbate, kas liečia virusus? Daug bylų įvairių yra sudėtingų, gal įdomesnė, sakyčiau, nors kai buvau užsiminęs kažkuriam tai renginyje apie šią bylą, tai buvo kiti IT kompanijos irgi turėjo panašių tyrimų. Tai čia kaip iš filmo, netgi toks tyrimas, kaip vos netrodo kaip filme. Žodžiu, situacija tokia, kad yra Lietuvos įmonė ir yra ir užsienio tiekėjai, kurie teikia žaliavas. Lietuvoje jie gamina, perdirba ir produktą pagamina ir parduoda Lietuvoje. Arba kitur dar tiekia. Tai kas atsitiko? Programišiai, tie hakeriai, jie įsilaužė pašto serverį. Lietuvių įmonės pašto serverį įsilaužė ir jie stebėjo visą susirašinėjimą. Jau kurį laiką jie ten buvo ir pasaulinė statistika rodo, kad programišiai būna įmonės įrenginiuose, tinkle apie 2 savaitės, Lietuvoje irgi tą patį matom, bet ten buvo dar ilgiau nei kelis mėnesius. Stebėjo susirašinėjimus, kaip viskas vyksta ir atėjo laikas Lietuvos kompanijai užsakyti žaliavų iš užsienio kompanijos. Ir jie parašė, išsiuntė užsakymą. Kas atsitiko? Programišiai, kaip ir sakiau, stebėjo susirašinėjimą, jie atsiuntė savo sąskaitą. Jie atsiuntė jau savo suklastotą sąskaitą ir kur kitas lygis atsirado, kad toje sąskaitoje buvo, ta sąskaita atrodė identiška, kaip ir visos kitos, tik skiriasi sąskaitos numeris. O įmonės pavadinimas buvo identiškas, tik tais įmonė buvo registruota Italijoje. Tai iš tikrųjų labai sudėtinga pastebėti, nes įmonė, kaip ir Italijai, tokį pat pavadinimo, tik sąskaitos numeris skiriasi. Vis tiek tai, jeigu kaip įmonės vadovai, tai nieko naujo. Visokių yra įmonių, visokiose šalyse ir jie tiesiog ir sumokėjo keliasdešimt tūkstančių pervedė. Tada tęsinys. Praėjo laikas, ta tikroji įmonė jiems parašė dar laišką priminimą, kad mes nesulaukėm pinigų, mes norim išsiųsti jau konteinerį tą didžiulį žaliavų jiems ir mes nesulaukėm. Jie, sakome, sumokėjom. Jie išsiuntė pavedimo kopiją, kas atsitiko. Programišiai modifikavo pavedimo kopiją ir įdėjo pavedimo kopiją tos tikros įmonės sąskaitos numerį. Ir dar labiau uždėlsė tą atsakomumą. Ir tada jau jie vėl susiskambino iš tikrųjų ir pasiaiškino, kas įvyko ir tada jau kreipėsi, aišku, į policiją, tą Lietuvos kompaniją, bet tiek laiko uždėlsus nėra šansų gauti pinigų iš tikrųjų. Ir net gautų keliasdešimt tūkstančių. Ir tada, aišku, su policija vyko tyrimas toliau ir jau nežinau, kaip baigėsi. Tikėtina, kad nelabai ir ką padarė. Iš tiesų įdomus aspektas yra tas uždėlsimas, nes kiek ant asmeninių kompiuterių žmonės pasigauna virusų ir kiek jie delsia, kiek dar iki dabar turbūt nežino, kad juos turi. Tai tikrai yra liūdnas aspektas, ypač jeigu, jau per vėlų, sakykime, atgauti finansus. Turiu tokį kitą šiek tiek gal platesnį klausimą. Tai iš esmės labai įdomu yra pašnekėti apie tai, kad augant daiktų interneto įrenginiams, kaip vystėsi virusai nukreipti iš šiuos naujus įrenginius? Sakyčiau, gal ne virusai. Tiesiogiai tokių virusų gal kaip ir nėra atakos, sakyčiau. Arba, jeigu ataka botnet, nesakyčiau irgi, kad kai kurie virusą klasifikuoja, bet aš nesakyčiau. Tai yra atakos labiau prieš išmaniuosius įrenginius. Yra 2 atakos tipai. Yra kažkas sutrikdyti, pavyzdys botnetas, tai jūsų įrenginiai išmaniai yra užvaldomi ir jais pasinaudoja kažką atakuoti. Jis padaro DDoS ataką, kad sutriktų arba kažkokie tai serveriai sulėtėtų. Pavyzdys buvo moteris, man parašė laišką, sako, kodėl mano šaldytuvas naudoja 3 GB interneto per mėnesį. Tai labai atrodo įkingai, tačiau, taip jau būna kartais, kai jūsų išmaniai įrenginiai yra užvaldomi ir naudojami kažkokiam atakom. Pavyzdys, sakau, sutrikdyti kažkokią tai veiklą, sustabdyti serverius arba šnipinėjimui. Antras variantas, populiariausias šnipinėjimas, pavyzdys išmanios kameros, stebėjimo kameros,
stebimos kažkokios aplinkos, arba būna dar tiesiog irgi finansinis tikslai šnipinėjama. Buvo atveju, kai užsienyje žmonės, kurie siurbliai turi irgi kameras ir buvo moteris tiesiog nufilmuota tualete, ten ir ant tualeto sėdint ir panašiai. Ir paskui jie atsiunčia laišką tam vartotojui ir grasina, kad paviešins tos video kažkur ir prašo irgi tokias kaip išpirkos reketas, kitaip sakant. Scenarijai skamba kaip iš kokio filmo ar serialo iš tiesų, bet baisu pagalvoti, kad tokia realybė būna. Dar toks iškilo dėl įdomumo klausimas, o dažnai jums asmeniškai parašo žmonės, kad, sakykime, pas mane tokia ar tokia problema ar įvairiais klausimais. Būna atveju tiesiog į LinkedIn rašė, gal ne problema, bet kaip apsisaugoti ir tokių nestandartinių situacijų buvo. Bet būna mums kaip įmonė parašo, kad mane reketuoja ir ką daryti, arba mane atsiunčia laišką ir tikrai su įrodymais atsiunčia tam žmogui nuotraukas, tavo slaptažodžius atsiunčia, tikrai atrodo pakankamai baisu, kad tave taip šnipinėja ir taip tave gali taip viską pateikti apie tave. Tiesa. O taip pat dar labai būtų sužinoti iš jūsų ilgametės darbo patirties, tai kas labiausiai stebina, ką sužinojote konkrečiai apie virusų kūrimą arba platinimą iš savo darbo patirties? Sakyčiau, gal niekas nebestebina, bet kūrybiškumas. Kartais programišiai išnaudoja tokias spragas, arba gal ne spragas, bet funkcijas, nekaltas pavyzdys, buvo kritinė spraga Windows sistemoje, kai būtent išnaudojamas Windows, čia paprastai paaiškinus, Windows Helper funkcija. Kur yra funkcija, kai, jeigu nežinai, kaip naudotis Windows sistema, ten yra toks Windows Helper programėlė ir parodo instrukcijas duoda, kaip naudotis tam tikromis funkcijomis. Atrodo, tokia nekalta funkcija, bet buvo jie paėmė tą programą, jie modifikavo ir galėjo daug padaryti, užvaldyti kompiuterį, labai daug dalykų. Tas kūrybiškumas, kiek gali nužengti, kiek ieško tokiose, spragų ieško tokiose smulkmenose, sėdi valandomis. Ir kas dar gal stebina, galbūt žiūrovus stebina, kad programišiai, hakeriai dirba kaip įmonės. Jie turi netgi partnerio programas. Pavyzdys, jeigu tu platini virusą, tu gausi kažkiek procentų nuo to įsilaužimo. Veikia kaip verslo modelis pilnai. Kaip sakyti, didelis pelnas, didelė rizika, bet nerekomenduočiau, nes būna tikrai. Lietuvoje buvo skambučių, Lietuvoje ir Latvijoje neseniai praeitais metais, tikriausiai praeitais metais, buvo skambučių centras, gal apie 100 žmonių suimta per Lietuvos, Latvijos. Viešai internete galima rasti nuotraukos neblogos, ten kaip filme, įsilaužė ten šitas aras, būrys ir visi ant žemės suguldyti ir būna netgi Lietuvoje skambučių centro. Ja. Tikrai pati asmeniškai negirdėjau, bet tikrai skamba labai įdomi, iš karto įdomu grįžti prisės ir paskaityti. Taip pat, iš tiesų, šiek tiek ir gąsdina iš tos perspektyvos, kad modernios technologijos, kaip tas pats AI padeda, visokiem tokiam sukčiam, lengviau iš esmės vykdyti tas savo atakas, tai ganėtinai. Tai šiek tiek neramina, bet labai įdomu išgirsti iš tos perspektyvos, iš kūrybingumo, sakykime. Taip pat labai įdomu būtų sužinoti, kokį, jūs jau keletą paneigėt kibernetinio saugumo mitų, bet kokį galbūt dar galėtumėt plačiai paneigti, arba gal kokį nors konkrečiai su virusais. Su virusais tai dažniausiai dabar šitas mitas jau mažiau minimumas, kad į mano Mac ar Apple kompiuterį ten neįsilaužima. Iš tikrųjų, statistika rodo, kad tikimybė mažesnė, kad įsilaužtų jūsų sistemą, į Apple kompiuterį įrenginį, tiesiog jie nėra tokie populiarūs, viskas dėl populiarumo. Daugelis įmonių arba gyventojų pasaulyje, jeigu žiūrint Windows sistemas, ir bent jau Lietuvos statistika rodo, kad 80% arba 70% Lietuvai skirti virusai yra būtent Windows sistemoms. O daugiau kas lieka, ar tas 20% arba 30% yra skirta Mac, Apple sistemom ir Linux sistemom. Ir telefonai patenka irgi tą mažą procentą. Tiesiogiai, jeigu virusus kurti. Tai čia irgi, sakyčiau, toks mitas, niekas nėra nenulaužiamas, Apple kaip ir Windows sistemos, kaip ir Linux, kiekvieną mėnesį leidžia saugumo atnaujinimus ir funkcijų patobulinimus išleidžia, tai tikrai nepamirškit atsinaujinti.
Pavyzdys buvo atvejis, kai netgi į vieną saugumo kompaniją buvo įsilaužta, pasinaudojant kritinių pažeidimų, net kurio Apple'as nežinojo, vadinasi Zero Day. Pats spraga, jeigu norit daugiau pasiskaityti internete, vadinasi Zero Click. Reiškia, užtenka žinoti tos aukos telefono numerį ir sukūrus specialų tekstą, išsiuntus SMS žinutę, telefonas jau užvaldomas. Nieko nereikia neįspausti, tiesiog gauni žinutę, viskas, jūsų telefonas yra užvaldomas. Buvo toks pažeidimas. Tai čia vienas iš tų mitų būtų, kad Apple renginiai nenulaužiami, viskas yra šiais laikais, kas buvo sukurta žmogaus, tai tikrai nulaužiama. Tai, kaip mes sakom, laiko ir pinigų klausimas, kiek užtruks tai padaryti. Tai tam tikrą prasme moralas galėtų būti galbūt ir Linuxus naudoti, arba nepamiršti atsinaujinti programinę įrangą, bet dar šiek tiek pakalbant apie visą tą prevenciją, mes jau kaip ir praėjom pažingsniuoju paeiliui visą tą viruso kaip ir gyvavimo procesą ir reagavimą, jeigu randam pas save virusą, bet kokios iš esmės galėtų būti prevencijos priemonės? Prevencijos priemonės, tai nesilankyti neaiškiuose puslapiuose, nespausti nuorodo. Žinoma, kai kur yra smalsumas veda tai, arba manipuliavimas irgi. Parašo skubu, reikia būtinai arba užblokavo jūsų banko sąskaitą ir tada žmonės pamiršta loginį mąstymą, užblokavo mano sąskaitą, ką daryti, dabar spaudžia tą nuorodą ir kažkas atsitinka arba puslapis buvo nusiklastotas suveda duomenis, tai neskubėkit, pasižiūrėkit siuntėjas, jeigu elektroninis laiškas, tai siuntėją patikrinkit, ar tikrai tas bankas ar ne, taip pat tada turėti kažkokią tai turisinę apsaugą, taip, ta nemokama gamyklinė apsauga nuo daugelio atveju naršant apsaugo, bet jeigu bus tikslinė ataka prieš jūs arba koks sudėtingesnis virusas, dėja ta nemokama gamyklinė apsauga nesuveikė, ir prarandami tie duomenys. Tai turėkit bent jau kažkokią mokamą apsaugą turisinę kompiuteryje, ir telefoną nepamirškit, nes programišiai tikrai steka tendencijas ir kaip pavyzdys, kai ateina VMI mokesčių deklaravimas ir sukčiai suaktyvėja, jie tikrai stebi Lietuvos tendencijas ir šiais ir praeitais metais jie išsiuntė VMI laiškus ir juose nebuvo jokios nuorodos. Buvo QR kodas. Telefonuose dabar nėra dažniausiai jokių saugų turistinių iš viso. Paspaudi nuorodą, nuskenuoja tiksliau QR kodą, atsidaro puslapis suklastotas ir ten jau prašo suvesti irgi įvairius duomenis. Jeigu tiksliau, kad atgauti beveik 300 eurų, tau reikia suvesti asmens kodą, telefono numerį, tada pasirinkti banką. Ir visi bankai, Lietuvoje naudojami bankai, SEB, Swedbank ir kiti, ten yra galimybės pasirinkti. Smart ID paprašo suvesti ten. Tai telefonų irgi nepamirškite apsaugoti, turistinė apsauga yra nemokamų, netgi apsaugų ir mokamų. Tikrai jos bent jau padės patikrins nuorodas. Ir tada tas, sakykim, loginis mąstymas, kad kas per daug gerai skamba, tikriausiai bus sukčiavimas. Pavyzdys, praeitą mėnesį ir užpraeitą mėnesį buvo labai, iš tikrųjų, Facebook grupėse buvo rašoma, kad dovanojamas namas. Toks lygis jau. Seniau buvo dovanojami daiktai. Pradėjo nuo tokių dalykų, dovanoti televizorių, krėslą, tau tik reikia susimokėti už siuntą. Aišku, tas siuntos puslapis irgi prašo banko duomenų. Bet dabar buvo namas. Laimėk namą, pasidalink, palaikink, netgi buvo 9000 komentarų po šito posto. Tai žmonės netikrina, ką dalinasi ir platina net nežinodami tos virusus, tas skemus, sukčiavimus. Tai pasižiūrėkit, ką prieš postinant, ką dalinatės kuom. Tai kas liečia virusus, tai taip netgi sutrumpinus viską į vieną sakinį, tai kartais tokie atvejai, kur atrodo, kad per gerai, kad būtų tiesa. Iš esmės, dar atsimenu vaikystėje, gal sakykim, buvo koks apie 12 metų, tai, kur įtardavau jau, kad virusiniai puslapiai, tai dažniausiai mano laikais būdavo tokie, kur iš esmės iššoka reklama ir tada toksai tekstas, jūs laimėjote iPhone, ten kokį nors, nežinau, tai sakys gal 6 ar 9, bet, tokie jau, kur galima įtarti, kur per gerai, kad būtų tiesa ir jau galima įtarti, kad ten potencialiai koks nors virusas gali kaboti. Tai iš tiesų labai įdomu ir dar kitas aspektas, kas liečia prevenciją, tai turbūt yra vis tiek mokymai kažkokie, kaip daromi įmoniai, mes irgi galime prisimti atsakomybę save edukuoti ir mokytis, kaip juos atpažinti, kaip reaguoti ir taip toliau. Tai dar šiek tiek kalbant apie tokią kaip edukaciją arba
veiklą, tai būtų dar šiek tiek įdomu sužinoti, kur daugiau galima jūs sutikti. Pavyzdžiui, nesenai vyko Vilnius Tech saugumo kodo konferencija, tai ten jūs darėte pranešimą ir kur dar galima iš esmės jūs sutikti dažniau? Galima ir YouTube rasti įrašų. Mes vedam, būna, seniau darydavom, dabar mažiau. Yra internete tiesiog kibernetinio saugumo mokymus viešus darydavom. Galima rasti ir YouTube įrašus. Pavyzdžiai, aišku, nebus naujausi, bet principai, metodai nepasikeičia iš tikrųjų. Programišių tik technikos metodai sudėtingėja. Na ir taip pat internete tiek ir galbūt paaugliams, vaikams yra saugaus interneto kažkoks tai projektas, kuris edukuoja, kaip vaikams apsisaugoti, kad tėvai galėtų edukuoti vaikus. Na ir įmonėms tai kibernetinio saugumo mokymai, nes mes matom, kai užteko simuliaciją, būtent phishingo mes tikrinam įmonės, tai matom, jeigu darbuotojai neturi niekada mokymų, būna 50% darbuotojų duoda prisijungimus prie savo pašto paskyros. Iš tikrųjų, būna blogai. Kibernetinio saugumo mokymai, ypač įmonėms, tikrai naudingi būna, nes padaro mokymus, tada testą paleidžiam ir būna tas skaičius žymiai mažesnis. Supratau, o tada vėlgi jau kaip ir pabaigai, kokią vieną rekomendaciją norėtumėt pasakyti visiems žiūrovam arba klausytojams? Rekomendacija. Neskubėkit, kritinis mąstymas, čia didesnė rekomendacija, bet ir nepamirškit atnaujinti renginių, sistemų į naujas sferas, tiek ir programų. Ir turėkit papildomas apsaugas, turistinė apsauga, net ir nuo vagystės atveju galės padėti ištrinti duomenis ir panašiai. Taigi labai ačiū Jums, svečiuose turėjome Luką Apinį ir labai laukiam Jūsų kitose serijose ir taip pat noriu pabrėžti, kad yra formos tiek LinkedIn, tiek kitose platformose, kur galite patys užpildyti ir parašyti, ką Jūs norėtumėte pamatyti mūsų tinklalaidėje kaip pašnekovą, arba jeigu patys norėtumėte užpildyti formą ir patys ateiti ir padiskutuoti. Ir taip pat visada ieškome rėmėjų. Tai dar kartą ačiū Jums labai ir iki kitų kartų.